Laikas bėga labai greitai, rodos visai neseniai statybose buvo madingi ir rodos ekonomiškai labai racionalūs vieni sprendimai. Bet gyvenimas nestovi vietoje. Anksčiau labai buvo populiari ta gegninė stogo konstrukcija, nes mes esam lietuviai, kurie turėdavom arba turim miško. Ir anksčiau tai juk pastatus taip ir statydavo, nuvažiuoji į mišką, nukerti keletą medžių, kokių reikia. Ir netgi toks ir būdavo, prieš kokį 10-metį, sakyčiau, toks netgi klientas skambina, tai sako, nu tai gegnių neskaičiuok, nes aš čia savo išsipjausiu lentpjūvei ir naudosiu. Tai ką noriu pasakyti, šiai dienai tokių klientų nebėra. Jau lietuviai savo miško tikrai nebeturi, o jeigu ir turi, tai nupjaut mišką, išpjaut lentpjūvei reikiamo profilio medieną, ją išdžiovint, kainuos greičiausiai brangiau, negu nupirkti jau suruoštą gaminį kažkur lentpjūvei ar kažkokio kitoje vietoje. Tai tiesiog tai nebeapsimoka, tai nebėra pigiau. Papildysime ir vargu ar toks savo medienos gaminio kūrybos sprendimas atitiks lūkesčius, kuriuos turime. Su gegnėm įprastom šiai dienai yra pakankamai sudėtinga padaryti didelio tarpatramio patalpas. Nu kas tas tarpatramis? Tai reiškia, kad nuo vienos sienos iki kitos sienos, pavyzdžiui, nebūtų jokios kitos laikančios konstrukcijos, kolonos ar kitos sienos, nu pavyzdžiui, kokį 18 metrų. Įsivaizduokim, pokylių salę norim padaryti, ar ne, kažkokią tai, ir norim, kad nuo vienos sienos iki kitos būtų 18 metrų. Su įprastom, pavyzdžiui, mediniam gegnių konstrukcijom tai būtų labai sudėtinga padaryti, gal net neįmanoma, bet jeigu mes, pavyzdžiui, tai darom iš medinių santvarų, tai visiškai jokių problemų, galima ir daug didesnį tą tarpatramį padaryti, bet vėlgi viskas priklauso nuo užduoties konstruktoriui arba projektuotojui apskritai. Tai jeigu mes projektuotojui pasakysim, kad mes nenorim jokios atraminės konstrukcijos kažkur patalpos vidury, tai jis atitinkamai ir parinks medžiagas. Jeigu šlaitinis stogas, tai tikėtina tai bus medinė santvara. Nes kitų medžiagų ir kitų priemonių aišku yra, bet vėlgi remiasi į kainą. Klientas, bent Lietuvoje klientas, jis yra racionalus. Jis nori, kad daiktas tarnautų ilgai, nepermokėt ir kad jį būtų nesudėtinga eksploatuoti. Nu, nereikėtų jam priežiūros kažkokios ir taip toliau. Tai va, dėl to medinė santvara labai, kuo toliau, tuo dažniau matom, jog projektuose yra pasirenkama. Ir tie naujoviški sprendimai būna lengvesni, tačiau ne vien svoris yra jų privalumas. O jeigu mes kalbame apie santvarinį stogą, tai jeigu pasižiūrėtumėt, tai ta santvara yra iš lentos realiai, iš tašelio. Tai jeigu mes lygintumėm tą masiškumą, tai kartais gali tai pasirodyti, tai kaip čia jeigu gegnė tokia masyvi neatlaiko tiek metų, tai kaip atlaikys tas pagaliukas. Bet tas pagaliukas yra santvara, jinai ir taip sukonstruota, jog aišku, ten ir mediena yra atitinkamai apdorota, kad jos neveiktų ir puvinys, ir kažkokia tai kažkoks kitas tai dirgiklis. Bet jinai yra taip suformuota, jog vis tik tais konstrukcija būtų išlengvinta ir jinai tarnautų tą patį laikotarpį kaip ir įprasta gegnė, pavyzdžiui. Naujos technologijos leidžia užtikrinti, kad mediniai namai tikrai atitiks griežtėjančius reikalavimus.